Sveiki, tai yra SEO trečiadienis, mano vardas Vladimiras, Easy SEO rinkodaros agentūra. Šiandien turiu gan įdomią temą apie spaminius puslapius. Kas yra spaminiai puslapiai? Tai yra mažos vertės arba vertės neturintis puslapiai, kurie yra dažniausiai automatiškai generuojami ir Google boto akimis tai yra neturintis vertės puslapiai, kurie teršia indeksą ir stabdo tinklapį nuo gerų SEO rezultatų. Jeigu turite WordPressą, rekomenduoju pažiūrėti iki galo, čia pasakysiu, kaip identifikuoti šitą problemą ir kaip ją galima išspręsti. Gerai, reikėtų pradėti nuo to, kad tai yra ne WordPress'o problema, tai yra metodo, kaip yra sukurtas tinklapis problema. Tuoj parodysiu, ką aš turiu omeny. Aš įrašinėju dabar video seriją apie tai, kaip yra kūriami WordPress tinklapiai. Ir dar liko man paskutinis video, kur pasakosiu, iš ko jis bus trumpesnis, aiškesnis ir jis skirtas verslininkams, kad suprastų, iš ko susidaro WordPress'o tinklapio kaina. Užbėgsiu šiek tiek. Pasakysiu, kad priklauso nuo dizaino ir kūrimo metodo. Dabar aš kalbėsiu tik tai apie kūrimo metodą ir tik tai apie WordPress temų dėgymą, apie mokamų temų dėgymą. Kam įdomu, kas yra mokama tema, kaip atskirti, kas yra tie konstruktoriai. Štai čia bus teksto pabaigoje. Tekstas ir video, kas yra mokamas WordPress temos, ir čia kalbu detaliau apie tas problemas, apie tai, kas yra konstruktoriai ir čia parodau, kokios yra didžiausias problemas su konstruktoriais ir kaip identifikuoti, ar turite konstruktorių. Gerai, grįžtam prie pagrindinės temos. Aš dažnai kartuoju, kad vienodai blogai galima sukurti tinklapį su visom turinio valdymo sistemom, bet gerai galima sukurti su WordPress. Bet ne su mokamom temom. Mokamų temų trūkumai yra, kaip ir didžiausias žudikas gerų SEO pozicijų. Labai retai, kada galima padaryti iš konstruktorių gerą rezultatą arba reikia labai daug perdaryti viduje. Ok, tai prieisim tada jau prie pagrindinės temos. Iš kur atsiranda spaminiai puslapiai? Yra pagrindiniai šaltiniai, dažniausios klaidos, galima tai pavadinti. Kam įdomu, galite čia paskaityti, kad dažniausiai spaminiai puslapio priežastys yra tai demo turinys, kuris yra paliekamas mokamose temose. Kaip taip atsitinka? Kai yra nekūriama tema nuo nulio, o kai yra naudojama mokama tema, tam, kad atkartoti visą vaizdą, kur žmogus, kuris gal išsirinko tą šabloną, programuotojai diegia demo turinį ir pamiršta jį pašalinti, arba net ir nežino, kad reikia jį pašalinti, tai čia vienas iš sprendimų yra patikrinti, ar turite, jeigu turit mokamą temą, nesukurtą nuo nulio, o turit mokamą temą, patikrinti, ar nėra demo turinio. Žemiau bus, parodysiu, kaip reikėtų tai padaryti. Elementorius arba kiti konstruktoriai, kurie turi, elementorius čia yra konstruktorius, kurie turi vidinius šablonus ir jie turi tam tikrus elementus, kurie generuoja papildomus puslapius ir irgi pavyzdį parodysiu, tuoj prieisim prie šito. Portfolio šablonai be turinio. Gali būti, kad yra tiesiog tuščias, generuojamas tuščias puslapis arba puslapiai be turinio. Irgi turėsim tokių pavyzdžių. Nepanaudoti arba neaktyvūs meniu elementai. Irgi vienas dažnas atvejis. Ir palikti blogą ar kategorijų šablonai. Tai gali būti ir su demo turinio, gali būti nebūtinai su demo, bet kurie yra čia kaip užregistruotos custom kategorijos ir jos yra prieinamos Google robotui. Gerai, tai kaip tai atrodo? Bet prieš tai turėčiau pasakyti, kaip Google'as mato, kad yra tokie spaminiai puslapiai. Google robotas ateina į tinklapį, į puslapį, aptinka vidinį kažkokį URL adresą ir tada sprendžia, ar tas vidinis puslapis vertas dėmesio ar ne. Ar jame yra informacija, kuri būtų naudinga skaitytojui, kur yra problemas tai šablonais, nes jie sukuria, toj parodysiu, žemiau, čia jau parašiau aš rezultatus, žemiau yra site operatoriai, kaip galima surasti tokius pavyzdžius. Tai yra prieinama Google paieškoje viešai, aš viską ištraukiau iš Google, nesugalvoju pats. Pavyzdžiui, pažiūrim, kas yra, yra kažkoks portfolio, NVD portfolio, ne taip baisiai atrodo gal čia, pažiūrim, žvejok pigiau. Ok, čia yra parduotuvė, bet jie turi, čia yra likutis, tuščias su shortkodais,
portfolio masonry ir jis yra prieinamas, galim patikrinti, taip, yra indeksuojamas, indexable, jis yra prieinamas Google, dėl to jis yra viešas. Bet yra įdomesnių pavyzdžių, aš surasiu štai čia, spaminį puslapį, realūs pavyzdžiai, parodysiu, bus aiškiau, apie ką aš kalbu. Čia Kaišiadorių, yra, va taip atrodo titulinis puslapis, Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras, gan rimtas puslapis, viskas jame gerai ir aš garantuoju, aš įstikinęs, kad žmonės arba užsakovai, kurie turi šitus tinklapius, kurie bus šitame sąraše, ir aišku, aš ne visus pavyzdžius pateikiu, kurie yra prieinami internete, bet kam įdomu, pavyzdžiui, Nikščio namai, kas čia yra, irgi pažiūrėsime šitam. Tuoj prie Kaišiadoriaus irgi grįšim. Kaip atrodo spaminis puslapis? Jis nėra prieinamas per meniu, bet Google robotai jį mato. Ir čia yra kas header top, kažkas London, Brooklyn, location Brooklyn, New York, header top home modern. Gali paskaityti daugiau, bet aišku, daugiau nieko nebus. Čia yra kaip ir tuščias puslapis be turinio. Google'ui tai yra visiškai neturintis vertės puslapis ir jis atima crawl biudžetą. Paminėsiu, kas yra crawl biudžetas šiek tiek vėliau. Ok, šitus uždarom. Kokį aš dar turėjau? Aha, Nikščio namai. Kas yra... To pažiūrėsim. Kas yra per puslapis? Ok, čia yra price table, featured, kažkokie planai, angliškai starter advanced pack, $50, dar kažkas advanced plan. O čia iš tikrųjų yra restoranas arba spa centras. Aš manau, kad jie nežino, kad jie parduoda dar ir kažkokias prenumeratas. Dar vieną irgi pažiūrėsim, kad... Ok, ką mes čia turim? Kas yra per puslapis, kad paskaitysim viešoji įstaiga aplinkos saugos valdymo technologijų centras. Ok. Nevyriausybinė pelną netiekinti organizacija. Puiku. Bet jie pasirodo parduoda grey sweatshirt, kažkokius džemperius parduoda už $60 ir odinės tašės ir dar ir batus parduoda. Bet aš manau, kad jie net nežino, kad jų tinklapyje tai yra best price guarantee, free shipping, net siūlo ir nemokamą pristatymą ir vasaros išpardavimą. Turbūt kitų pavyzdžių dabar nereikia rodyti, bet kam įdomu, gali pažiūrėti į šitus pavyzdžius. Kaip ir minėjau, iš kur Google sužino apie šitus puslapius, nes jie yra neuždrausti nuo indeksavimo, tai reiškia, jie prieinami robotui. Ir kai robotas aplanka, jis priima sprendimą, ar tas puslapis yra vertas dėmesio, pasakysim taip, ar jis vertas būti indekse ar ne. Jis gali aplankyti ir nuspręsti, kad jis nevertas būti indekse, bet vis tiek žino ir grįžta į tą puslapį ir bando tą turinį vėl nuskenuoti. Toks yra principas robotų skenavimo. Kaip atrodo pavyzdys, dar vienas irgi vertas dėmesio momentas, kad WooCommerce'as irgi gali kurti spaminius puslapius ir vėlgi čia yra ne WooCommerce'o, ne WordPress'o problema, o čia yra mokamų temų ir programavimo programuotojai, galim pasakyti, klaidos, kurie palieka, dažnai programuotojai nežino apie SEO taisyklės, apie SEO optimizavimo taisyklės ir jiems tai nerūpi arba jiems už tai nesumokėjo, kad jie sutvarkytų iki galo. Bet realiai tokie puslapiai turi būti neprieinami, jie gali egzistuoti, bet turi būti uždrausti nuo indeksavimo, tiesiog no index tagas turėtų būti HTML kode. Tai kaip atrodo spaminiai puslapiai WooCommerce'o? Tai dažniausiai yra spalvų, dydžių ir dar kažkokių papildomų parametrų ir tai gali atrodyti štai taip su color, size, kaip filtras kažkoks, irgi color, product ir dar kiti papildomi parametrai. Rezultatas. Čia yra vienas iš pavyzdžių, kaip Google Search konsolėje, čia tiesiai iš Google galima pamatyti, kaip kyla aplankytų, bet nesuindeksuotų puslapių kiekis, ką aplanko Google'as, ką mato ir taip išvaistamas biudžetas, nes kiekvienas puslapis turi tam tikrą, pavadinkim, crawl biudžetą, kiek iš tavo puslapio Google aplankys ir patalpins į savo archyvą, į savo indeksą puslapių iš visų turimų žinių. Pavyzdžiui, jūs turite 1000, aplankė 800,
o vertingų Google'as nusprendė yra tik tai, vertų dėmesio yra tik tai 100. Ir kuo daugiau turi spaminių, tuo mažesnė tikimybė, kad tie, kurie jums reikalingi, puslapiai vidiniai kategorijos arba produktai pateks arba bus suindeksuoti ir bus matomi Google paieškoje. Tai bendra rekomendacija, ką reikėtų daryti, jeigu žinot, kad jūs naudojat mokamą temą arba naudojat konstruktorius. Tai reikia su programuotoju kartu arba su savo SEO specialistu pereiti visą šabloną, išanalizuoti, galima paleisti ir dar auditorių, nemokamas auditorius, man atrodo, yra siūlomas website auditorius, siūlo tokį variantą su Screaming Frogu, galima irgi nuskenuoti ir pažiūrėti, ar tie puslapiai, kurie yra generuojami, aišku, reikėtų pradėti pradžiai nuo Google Search Consolės. Kam įdomu, čia yra nuoroda, kas yra Google Search Consolė. Nuo Google Search Consolės pažiūrėti, ką Google rodo, ką jis aplanko. Su programuotojų SEO specialistu išvalyti ir uždrausti nuo indeksavimo nereikalingus puslapius. Tai turbūt tiek. Kam įdomu paskaityti, taip, čia yra irgi kaip patikrinti savo puslapio, ar turite, pavyzdžiui, kažkokius likučius savo tinklapį, tai tada suvedat site dvitaškis, čia kaip pavyzdys būtų, arba site dvitaškis ir įvedat jūsų svetainę, .lt, jeigu tai yra LT, in URL dvitaškis portfolio. Portfolio tai ne visada yra blogai, nes čia gali būti ir realus portfolio, kur jūs turit, interjero dizaineris turi portfolio ir taip yra užvadintas. Bet čia kaip ir požymis, ko ieškoti, Elementor, Pop-up, Gallery, demo turinys, galima ieškoti in-text ir jau žaisti su savo tinklapiu. Kitas metodas yra paminėtas, štai čia, kaip identifikuoti mokamą temą. Čia yra tekstas su video, kaip identifikuoti konstruktorius ir ką daryti su konstruktoriais, irgi čia yra tekstas su video. Ir dar rekomenduoju, kam įdomu, kodėl kūrimos prastos kokybės WordPress temos. Irgi čia yra mano paaiškinimas tiems, kam įdomu. Tiek šiam kartui, jeigu video buvo naudingas, spauskite like, jeigu norite sužinoti, kada bus patalpintas mano video apie tai, kaip yra, nuo ko priklauso WordPress svetainės kaina ir ką reikėtų žinoti verslininkui, prenumeruokite naujienas, stebėkite mus Facebook'e arba prisijunkite prie nemokamos Facebook grupės ir ten irgi aš dalinuosi, ką turiu naujo, dalinuosi su visais. Tiek šiam kartui, iki.